gimė Tokijoj ir augo iki 20 metų. Po to išvažiavo į Ameriką universitete studijuoti. Tai įstojo tokia Berea College, Kentucky valstybė. Po to metus gyveno Pietų Karolinoje. Šiaip su būsimu vyru iš Lietuvos susipažinom Amerikoje, būtent Berea College. Ir po 5 metų gyvenimo Amerikoje grįžo į Japoniją. Ir ten 3 metus dirbo ofiso interjero srityje. Aš nuo pat mažens mėgdavo, Japonija į tą popierinį laikraščius, įsekdavo nekilnojamo turto reklamą. Pavyzdžiui, būtas nuomoja, tada būtų ištiesimas yra prisekta. Aš mėgdavo ant to ir piešti, kaip aš, jeigu čia gyvenčiau, kaip aš statyčiau baldus. Taip ir žaisdavo. Tai man tas interjerą pereiti buvo gan natūralus. Aš, pavyzdžiui, dėliu namų, kad tas 1:10 mastelio visokį ir gamindavo. Tai tos miniatūrinis baldus gamindavo. Tai matyti, man buvo taip natūralu į tą sritį pereiti. Japonija kaip į Lietuvą, kaip Lietuvoje dabar panaši sistema. Įstoti į aukštąją reikia išlaikyti įstomojo egzaminą. Įstomojame egzaminui visi metus iš anksto ruošia, nes labai sunku tas įstoti, O aš tingėjau ir nesimokinau nieko. Ir ką man reikėjo rinkti, ką turiu. Dirbti dar nenoriu, dar noriu kažkur, kažką veikti, bet juk nesiruošiu akademiškai, kad galėčiau kažko ekspromtu įstoti. Nesu tokia protinga, kad galiu ir per kur įstoti. Tuometinė Amerika buvo taip, įstoti gali, bet tu turi mokintis ir kai pirmo semestro pažyma yra bloga, tave išmeta. Tai įstoti lengva, bet įsidikti yra sudėtinga. Tai man tas labiau patiko, kad ne iš anksto mokintis ir tada įstojus atsipalaiduoti, Mano vyras norėjo išgirti, kad Lietuva ruošiasi įstoti Europos Sąjungą. Ir kad tik ieškojo naujų talentų, kurie mokėsi užsienyje ir turi užsienyje darbo patirtį. Ir jis labai norėjo grįžti į Lietuvą ir sakėm, gerai, kadangi tu gyvenai mano šalyje 3 metus, tiek galim išbandyti Lietuvoje. Tai mes grįžom pradžioj 2-3 metų bandymų. Tai jau pasiliko 22 metus. Pirmą kartą į Lietuvą atvažiavau 97 metais. 1-2 kartus galbūt aplankiau. Pirmą kartą tai labai teisinga vasara atvažiavau. Labai graži vasara ir Lietuva, ir gamta, ir tvarkoj, net oro balionų skrydom. O antrą kartą per naujus atvažiavom ir buvo rekordinis šaltis. -20 per naujų metų. Ir išėjom šampaną gerti, aš iki šiol atsimenu, kad šampaną torį taip sukomės, kur fejerverkai ėmėsi ir šampanas jo sušalo. Ledas pasidarė tą torį. Kultūros skirtumas labiau jaučiu iš Japonijos skrendant, perskeliant į Ameriką. O po Amerikos kažkaip į Lietuvą man nebuvo jau toks didelis šokas. Mano vyras yra iš Kauno, tai iš Kauno nusprendėme į Nidą važiuoti. Tai Kauno Klaipėdos kelyje nebuvo jokios degalinės, jokios kavinės, jokios toiletos. Toiletas buvo tik pakeliui, lauko toiletas, dvokiančios ir be jokios šviesos. Ir aišku, toiletinio popieriaus nėra. Tai buvo patirtis. Klaipėdos prie keltų, kai laukėme eilę. Nežinau, kas, mano kartos žmonės vyresni galbūt atsiminė. Tuo metu vaikams vasaros darbai buvo eiti prie stovinčio automobilio ir pasiūlyti langų plovimo paslaugą. Arba laikraščius atnešė neparduoti pro langą, arba tau vadėsi tas priekinis automobilio langas. Tai taip uždirbo kišenpinigais. Tai berniukai atėjo ir mane žiūrėjo ir mano vyrui klausė, Filipinietė, iš kur atvažiavai? Tai tas buvo mano pirmą kartą Lietuva 97, o antrą kartą matyti jau 2002 metai. Tai jau daug pasikeitė ir tiek mane ir manau, kad tiek mano vyrą nuramino, kad per
5 metus tiek daug pakeitėm, kad pasikeitė Lietuva į gerą pusę, tai tokiu tempu pasikeičiant, ateitis kaip rožinė spalva. Ir ką aš atvažiavau, turėjau pasirinkimą arba rusiškai išmokti, arba lietuviškai. Sakiau, kad ką man čia rusiškai išmokti, kai į Lietuvą atvažiavau. Vilniaus universitetas turėjo ir galbūt iki šiol dar turi užsieniečiams lietuvių kalbos kursus. Tai aš pilną etatą ten 2 metus lankiau. Aš pradžioje galvoju, greičiausiai 1 metai turėtų užtekti. Po 1 metų supratau, kad kai sužinojau, kad apie visą lietuvių gramatiką dar nedengiam, tai sakau, kad Pačioj pradžioje su vyru dažniausiai pagrindinė buvo angliškai, bet kai gimė dukra, aš pradėjau su ją kalbėti japoniškai, o vyras lietuviškai. Bet kai jinai įstojo į tarptautinę mokyklą ir kai pamokos viskas vyksta anglų kalba, matėm, kad labai greitai silpsta. Jos lietuvių kalbos įgūdžiais atsilieka, nes mokykloje ir vien angliškai, jeigu namuose yra angliškai, kai aš su vyru kalbu, tada jinai nėra kada kalbėti, praktikuoti lietuviškai. Tada aš pradėjau namuose lietuviškai kalbėti. Ir dabar tiek įpratau, kad aš specialiai turiu stengtis su ją kalbėti ir japoniškai. Aišku, kai į Japoniją skrendam, tai viskas persijungiam natūraliai, bet ko Lietuvoje esam, tai mano kolegas juokasi, kai apie lietuvių kalbų, kai aš dažnai vartoju tą frazę, kad pas mus taip nėra. Tai juokas, juokiko pas mus vadina. Tai matyti, čia man jau namo. Galbūt darbas man buvo įdomesnis Lietuvoje. Matote, kai didmiesty dirbi, tu esi didelės organizacijos tik mažą dalyką. Tau duoda tik labai mažą specifinį darbą ir tu nematai pokščių vaizdą, tas nuo viršaus bendra, ne? O kadangi Lietuva, aš negaliu vadinti Lietuvą, aš tik tai Vilniuje gyvenu, tai Vilnius patirtį tik tai turiu. Vilnius nėra didelė rinka, tai jeigu tu kažką interjerą darai, tai tu viską turi prižiūrėti. Pavyzdžiui, Japonijoje užtekdavo bendro brėžinius, brėžiai detalės palikdavo meistram nuspręsti, nes jie puikiai patys gabūs. O čia tai kiekvieną mazgą detalės tu turi brėžyti arba palieki meistrų fantazijai ir fantazijos rezultatą paprastai būna, kaip čia taip. Tai aš galvoju, taip bus gražu. Okei. Kad šitos situacijos išvengti, greitai išmoko, kad detalės reikia kruopščiai. Įsakyti reikia. Bet kai atvykau į Lietuvą 3 metais, niekam nereikėjo ofiso interjerą. Visiems buvo ofiso interjerą. Kam? Stalas, kėdė, kompas, ko daugiau reikia. Niekas nesuprato, kas yra ofiso interjeras ir kam jo reikia. Ir tada mano tas pažįstamas sakė, eik pračiau ir privatus interjeras. Ofisas dar niekas neinvestuoja ofiso interjerą, tu padaryk privačius interjerus. O kadangi Vilnius rinka maža, tu negali vien interjerą padaryti. Tu gan dažnai tenki, kad sienas numudyti ir o kartais laikančią konstrukciją reikia pakelti. O jeigu tu neturi architektūros diplomos, tu negali architektų darbą. Čia yra architektų darbas, čia ne interjeristas. Tai kai aš išėjau į motinystės, man tuo metu priklausė 3 metų motinystės, aš galvoju, ką padarysiu. Tai stojau į Dailės akademiją architektūros stiliuje, katedroje, kad turėčiau architektūros diplomą. Su Košpėdu, aš tiksliai nesimenu, Košpėdu man tėtu susipažinau per pažįstamų rekomendaciją. Ir aš be galo dėkinga, kad jis mane priėmė, nes kaip darbo jėgos nulio naudos. Nežinau, Lietuvos įstatymus, užsienietį, tai net brėžyti negaliu, lietuviškai negaliu komentarus, tik tai angliškai, ne? Bet jis vis dėlto ir mane paliko ir mane augino. Realiai. Diplomatiškai galiu pasakyti, kiekvienas projektas įdomus, ne? Bet nuoširdžiai sakant, man įdomu kažkas specifinis. Pavyzdžiui, man sakyčiau, kad mano pirmasis įdomiausias projektas buvo, kai
etnografinė tas kaimo troba reikėjo projektuoti interjerą ir tada pirmą kartą sužinojo, kas yra lietuvis troba. Įsigilino tas kaimo architektūrų, kaimo statybos, tas vadovėlės ir parką ir tada aplankiau etnografinį sodybą ir tada pirmą kartą sužinojo, kad regioninė architektūra tiek skiriasi, tradicija tiek skiriasi ir nuo to reikia atrinkti, kas man estetiškai tinka, kas užsakovui tinka ir kas tam statybininkui, kad nebūtų sprendimo vartoj ir sprendimo, kad irgi turi būti funkcionalus ir veikiantis. Įdomu yra, kad pati erdvė, pats pastatas turi kažkaip nestandartinės ir tau priverčia priimti nestandartinius sprendimus. Man interjero dizainas nėra meno darbai, čia yra tiesiog estetinės, techninės sprendimai ir aš visada laikau savo darbas yra informuoti, padėti užsakovui priimti suinformuotus sprendimus. Kad jam visą parodyti, yra variantą A ir B, skirtumas yra šita, čia privalumas, čia trūkumas. Mano rekomendacija, aš padaryčiau šitaip, nes mano mintis yra tokia, bet rinkitės. Kas pas mane ateina, man kreipiasi, jam patinka kažkur matė ir jo prieš man kreipdama, jie greičiausiai pamatė, kokius interjerus aš kuriu, darau ir tada mano interjerų stilius jam patinka ir tada ateina. Tai jeigu žmogus ieško kažkokio klasikinio interjero, greičiausiai pas mane neateina, nes aš neturiu nei vieno klasikinio interjero. Tai žmonės vis tiek renkasi pagal savo poreikį, ko nori. Aš paprastai prašau užsakovui, kad atsiųstų interjero analogų, nuotraukų, kuo daugiau, tuo geriau, kas jam patinka. Ir tada komentarų prie to, kad kas toj nuotraukoje patinka. Nes ta pati nuotrauka, pavyzdžiui, jinai žiūri baltą sofą, o aš galbūt žiūriu tamsos grindis. Ir mes vieną kitą skirtingai supratom. Tai to išvengti aš paprastai prašau, kad nors trumpą frazę galite raktažodžiai išdėkti prie to nuotraukos, kas jums patinka. Tada nuo to, kuo daugiau nuotraukų natūraliai susiformuoja įspūdį, kas tam užsakovui patinka. Nes kartojantis tema visada atsiranda. Matyti gyvenamose patalpose, aš manau, kad vis tiek stipriai atspindi žmogaus tas užsakovo noras, negu mados, nes juk žmogui reikia ten gyventi 10-20 metų ir visi nori, kad nereikėtų padaryti remonto po 10 metų, kad ilgamžiškas būtų tas sprendimas. Labiausiai mados matoma kavinėse, restoranuose, kuris vis tiek skirta trumpo laiko interjerų sprendimui. Juk namo privatus interjeras yra skirta gyventojams, šeima juk auga. Gal dar vienas vaikas atsiras, gal vaikas užaugs ir išės iš namo. Ir visada šeima auga, tai su šeima turi keistis interjeras. Tai aš tai nieko prieš, jeigu tuo metu, be mano žinios, jeigu užsakovas darbo kambarį vertėsi į vaiko kambarį arba nuo vaiko kambarį pasidarė darbo kambarį, su užuolaidų keičias, tai geriau keičias. Nuo 15 metų japoniškam sode prie Kretingos ten savanoriauju. Visiškas specifinis darbas japonų sodininko, kurį man dar neteko matyti, yra toks, kai aukštos klasės profesionaliai dirba, tai su užsakovu mes dviese ant teraso sėdėdam ir taip žiūrėdam visą dieną, kaip jie dirba. Sakom, o kiek malonu žiūrėti. Tas projektas, kai visi taip nuoširdžiai dirba, tu tiesiog nori padėti jiems, kad dar geriau būtų. Ir vien džiaugsmas, kad galiu dalyvauti tame procese, negu tik pro šalį žiūri ir tik rezultatą negautis, bet gali kurti kartu, tai man toks workshopinis patirtis. Manau, jo daugiau negu 10 metų vasaros tradicija.